Naujas domenas TXX, bet. Nu, tai čia ta prasme, nežinau, kaip parodyti su kamera, kur parodyti. Kaip matot, tai yra lygiai toks pats, nuoisus, šviesų, nuoisus. Tikiuosi užkraus. Nu, matot, tas pas PC, FMA, the Financial Markets Authority of New Zealand. Čia bus toks įdomesnis. Has issued warning about investment scamming operation via WhatsApp message platform linked to entity named TXX, also known as Whalefall. Žiūrėkit. Elvexas, TXX. Kas nenorėtų tapti per naktį milijonierių? Viskas labai paprasta. Pasiimate iš savo banko sąskaitos pinigus, persivedate Bybitą, iš Bybito į nuostabią revoliucinę pačią nuostabiausią platformą Elvex. Užsiregistravote, persivedate viską, gaunate telegramą invitus, iš telegramo jums ateina kažkokio finansinio patarėjo žinutės, kada reikia pirkti, kada reikia parduoti ir kada uždirbsite pinigų. Niekada nepralošite. Ir nuo kiekvieno ten uždirbimo procento gausit kiekvieną dieną ten po 1, 2, 3, 4, 5 procentus pajamų. Ir tiek, kiek įdėjot. Taip sako Elvex, taip realiai, o kaip realybė? Realybė yra labai paprasta. Realybė smirda karvės. Ir labai daug Lietuvos žmonių į tai yra įsitraukę. Kodėl aš sakau, kad tai kvepia karvės? Dėl to, kad aš asmeniškai pradirbau 5 metus beveik kriminalinėje žvalgyboje, su nusikaltimais elektroninėje erdvėje. Tai būtų su sukčiavimais, su lygiai tokia vandžiom ponzi schemams, su investavimo kitais dalykais, kur irgi tas pats investuok. Mes turim finansų patarėjus, jie jums sakys, kada pirkti, kada parduoti ir tada uždirbsit pinigų. O realybė yra tokia, kad pinigų niekas neatgauna. Kadangi čia yra ponzi schema, tai pinigų žmonės kai kurie atgauna, bet ir tačiau yra kitų dalykų. Apie Elvex jau padarė vaizdo įrašą Skirmantas Malinauskas, padarė Gintaras Pociūnas. Per seniausiai naivius žmonės, lengvatikius bei aukso ieškotojus pasiekė naujas visiškai šviežutėlis skemas, kuris vadinasi Levex arba Goldman Sachs Investment Group. Tikrai gavau ne vieną jūsų žinutę. Aš asmeniškai lysiu į kitą pusę, kadangi esu kibernetinių grėsmių ir rizikų analitikas, tyrėjas, jau 7-8 metai eina, kaip tu užsiimu. Ir aš lysiu iš techninės pusės, pasižiūrėsim, kiek Elvexas turi domenų, kiek lygiai tokių pačių puslapių jie yra sukūrę pasaulyje. Aišku, ne visus surinksim, bet kiek įmanoma daugiau pasižiūrėsim šiandien tyrimėm minimaliam. Matysit, po kokiais vardais jie dar slepiasi. Ar tik Lietuvą vien jie atakuoja, ar yra daugiau šalių atakuojančių, kurias jie atakuoja šitie sukčiai. Ir tikėkimės, Elvexo tą sukurtą, supakuotą labai saldų burbulą sprogsis labai greitai. Aišku, man gaila žmonių, kurie investavo šiam dienomis pinigus, kurie jų neatgaus. Bet jau buvo ne vienas ir ne du video įrašai, vaizdo įrašai, kur matosi, kad jie yra sukčiai. O aš tiesiog prie jų prisidėsiu iš savo pusės. Tai va, man atrodo. Neklystu. Elvexas, kas čia gero vyksta? Blockchain, news and information. Man pirmas dalykas iškart užėjus šiandien yra tie copyrights nuo 2018 iki 2025. Elektroninis laiškas, kodėl Proton.me? Ta prasme, jūs turite domeną elvex.com, negalite ant elvex.com pasidaryti. Nes realiai visos normalios platformos naudojas savo domeną kaip email serverį. Linkim, aš dar geram. MSB registration, 20, ok. Registered business structure. Necessary license and registration. Crypto companies under the United States regulated multiple agencies, bla bla bla. SECas turi duoti, TD turi duoti, Finet, nekas turi duoti, MSB turi duoti. O tai kur pas juos parašyta, kad jie kažką turi? Ok, šitą puslapį. Kol kas loginintis.
Enter your email. Gerai. Bam. Blogai. API-us, callsas į lhau.com. Ką čia pridavimas? Nepasiekiamas. Pasižiūrėsim vėliau. Tiesiog naudą pasižiūrėsim. Einam į scan.io. Kas mes turime? Levex.com. Šiaip realiai čia visi žmonės, kurie skenuoja kažkokius domenus ar dar kažką, jie realiai viską galima matyti, kiek kartų skenuotas Levexo domenas, ką jis turi, kaip jis atrodė, kaip jis toliau, visi dalykai. Wayback Machines. Wayback Machine. Bam. Visas pasižiūrėsim, priimti viską, neįdomu. Pasitikslinsim. Nesupratau. Labai suodžiu. Levex.com. Gal nerodo. Registraro informacijos, jeigu nerodo. Vienas iš dalykų, kodėl gali nerodyti registraro informacijos, tai yra, kad registraras, kurie registravo puslapį, yra ne Europoje, ne Amerikoje, yra kažkur Azijoje. Tai dėl to ir greičiausiai bus šitas dalykas. Registruota 2006 metais, rodo visai taip padoriai. Kaip ir sakiau, Xinjiapo, tai dėl to nerodo visos registracijos informacijos. Email servizų jie neturi. Pasižiūrim į Wayback Machine. Wayback Machinas tiesiog yra didelė duomenų bazė, kurioje, jeigu tarkim, jie daro screenshotus puslapį, jeigu in a nutshell padaro screenshotą ir pas save duomenų bazėje pasitalpina. Jeigu kažkas kažkada žiūrėjo tą puslapį, galima pasižiūrėti, kaip atrodė puslapis prieš tai. Jeigu, pavyzdžiui, nueisim delfi.lt, matysit, kad Delfi indeksuojamas realiai vos ne kiekvieną dieną snapshotus daro ir visas kopijos puslapio būna čia. Tai šiuo momentu eisim į levex.com. Puslapis rimtai buvo registruotas 2008 metais. Klausimas, kas ten buvo registruota? Įdomu. Ta prasme, šiaip iš tikrųjų negalvojau, kad 2008 metais, šiaip gal net ir seniau buvo registruotas, tiesiog 2008 buvo, kažkada buvo kažkoks blogas. Čia neiškrovino šitą puslapį, kažkada buvo kažkoks blogas. 2012 jokio update'o nebuvo, reiškia nieko neturėjo. 2013 buvo kažkokie redirektai į kitą puslapį, tai tikriausiai kažkas nusipirko arba norėjo nusipirko, tiesiog redirektino į kitą puslapį, kažkas eina į šitą puslapį, netyčia užeitų. Čia labai dažnai naudojama šitas technikos yra su puslapis, kai tu nori redirektinti žmonės ne taip svedus. Kurie čia metai? 2014, 2014 metais šitas domenas jau buvo parduodamas Steve'o, ta prasme matosi kokiam kalbom. 2021 dar buvo perduodami, 24, ir matosi didžiausias žalias tas rutuliukas, tai daugiausiai ir update'ų šiuo momentu čia buvo šią dieną. Tai aš jaučiu 2024 metais skemeriai nusipirko šitą domeną, kad tiesiog jį išnaudotų. Tai kaip ir sakau. Skemeriai nusipirko šitą domeną, kad ir išnaudoti. Va čia domeno, ta prasme, e-mailo net nėra parodyti. Kaip ir viskas aišku čia. Levexo kažkodėl skanuoti neleidžia. Čia jis buvo anksčiau nuskanuotas, kažkas iš žmonių skanavo. Tai kaip mes servisas, jeigu šiaip žiūrim na IP adresas, viskas sėdė Alibaba.
Pasižiūrėsim į HTTP requestus. Kas man įdomiausia šiaip iš tikrųjų šitam domeną, kad lvex.com iškart redirectina.pc. Tai tikėtina, kad jeigu šitą vietą pakeisim į mobile, tai bus mobile. Man reikia pasitikrinti. Tikėtina padarė ir mobiliam versijom, bet... Wayback Machines jau aišku, 2004 metais tą domeną prieš tai nuo 2013 metų iki 2021 tikėtina arba 2023 pardavinėjo, tiesiog susisiekė skemeriai, nusipirko šitą domeną ir 2024 pradėjo Waybacks'as tebūnie bent su šitą platformą veiklą. Tokio pavadinimo Wayback. Šitą nebereikia. Ką mes matom tą pačiam URL scan'e? Mes URL scan'e matom labai daug HTTP transactionų, kas yra, iš kur ką jie gauna, kokią informaciją. Ir man labiausiai įdomiausias, aš manau, būtų failiukas. URL scan'e dar galime pasitikrinti pagal, tarkim, tam tikrą resursų hatchą, pasižiūrėti, ar tokių pačių failiukų yra kažkur dar pas juos skanuota ir kažkur jie nulendino. Tai jeigu pasižiūrėsim, tebūnie pasižiūrim, kas žinai per puslapis. Tikėtina tas pats resursų hashas kažkur kitur naudotas, kažkuriuose kituose, kažkito. Tikėtina vėl kitas skemas kažkoks. Tofro. King of Cryptocus. Vėl, ta prasme, jie tikėtina, kad tas pats dalykas naudotas ant daugiau skeminių dalykų, bet Favikonas labai yra svarbu, nes Favikonas labai daug kur nulendina ir, ta prasme, Favikonas, kai sukuri puslapį, tu įdėri savo Favikoną, va čia matos va šitas LVEX'o ženkliukas, jeigu matot, tai jisai bus panaudotas, manau, daug kur. Na, tai kaip ir sakiau, daug kur. Viso yra 240, kiek ten? 46 rezultatai. Už mano galvos kiek ten nesimato, tai pajudinsiu. Iš viso yra 246 rezultatai iš 200. Tikėtina, kad 246 puslapiai buvo praskanuota ir rastas šitas Favikono hashas. Bet matau, čia yra ir taip pat tas pats domenas gali būti pasikartojantis tie patys domenai ten ne vieną kartą, bet kaip matom, lvexads.com. Tas pats domenas. Optcoin. Pages.dev. Ta prasme, tas pats Wexas. Optcoinas. Pages.dev tai yra, realiai galite savo palhostinti puslapius ir prie jūsų, tarkim, puslapio bus prisidėjęs Pages.dev, nes realiai nemokamas dalykas ir skemeriai, phisheriai ir visi kitaip toliau labai mėgsta šitą naudoti. Mes su tuo buvom labai susidūrę tam tikroje vietoje, problemų labai daug turėjom blokuodami šitos domenus, bet ir kaip matote, visą laiką būna tas pats PC index.html, LVEX-app, tas pats LVEX'as, tas pats vėl LVEX'as, vėl Alibaba. Ok, atsirado naujas domenas TXEX, bet. Tai čia, ta prasme, nežinau, kaip parodyti su kamera, kur parodyti. Kaip matot, tai yra lygiai toks pats, nuvaisų, šviesų, nuvaisų. Tikiuosi užkraus. Matot, tas pats PC. Support. Čia jau biškai kitoks vėl savo veidą. Čia biškai jau pasikeitė. Čia jau ne protonų turi. Ok. Ar jau nepanašu į LVEX'o? Žiūrėkit, čia yra TXEX vieno žodžio puslapis. Ir čia yra LVEX'as. Ta prasme, jūs matot skirtumus, apart vieno žodžio pasikeitimo. Nueiname TXEX. Jie vis dėlto turi kažkokį įsidėję. Kodėl man PNG pats? Gerai, pasižiūrėsiu.
Financial Crimes Enforcement Network, Department of Treasury. Aš tokių dokumentų matęs vos ne šimtus dokumentų, kur žmonės apsimeta tokiais sukčiavimais ir tokius padaro fake dokumentus, tai čia, PDF dokumentas, kurį su Photoshopu pasirašai, va tokius vaikelį ir viskas, jis nieko nesako. Jūs man duokit normalų numeriuką. Skemas. Puslapiai, kaip ir dabar nesenai visai paleido sieną vaizdo įrašą, bet vakar, man atrodo, užvakar, šiandien šeštadienis. Tai man atrodo, jie paleido vaizdo įrašą, kur FNDT viršininkas kalba apie platformų, lygiai tokias pačias platformas, ta prasme, kad finansiniai nusikaltimai buvo vykdomi, viskas lygiai taip pat buvo. Tai šiuo atveju čia yra, ta prasme, viršininkas yra ir plus finansinių nusikaltimų tyrimas. Matosi, kad čia yra identiška kopija to pačio. Tiesiog skels, kad man būtų vėliau pasižiūrėjot, kad tampa tai netampa. Jau aš matau, ta prasme, iš nautų, kad ta prasme, į tuos pačius net API, realiai žiūrėkit domenai. Čia yra LVXO. Čia yra šitas TXX. Žiūrėkit, nutrinkim va šituos dalykus ir realiai matysis hold.com, tai yra, kad infrastruktūrą realiai galėtum atpažinčiau tie patys dalykai. Žiūrėjom TX'om. XQX. Pavadinimas, vėl, tas pats, lygiai tas pats. Alibaba HUX1, pasižiūrim. Suspected phishing. Ignore proceed. You have been blocked. Come on. TXS. Gal šitas man pavyks, nes realiai irgi su XS, tikėtina gal pavyks. Come on. Kaip ir minėjom, ta prasme, jie tiesiog pasidarė, kad iš tam tikrų šalių, kurių netargetintų žmonės neįtų, tai tuos IP ranges tikriausiai ir užblokuoja. Bet jau matosi XUX, ta prasme, lygiai tas pats. PCX. Kaip manot, ar čia LVX'as, ar čia PCX'as? Pasidarė gerai. Announcement Center, skiriasi dienos, man atrodo. Jei neklystu, pas juos šį 12. TXX yra 12. Tai PCX'as buvo... Bent tie čia, kaip prašau, tai PCX'as viena iš pirmųjų, kurie paleido. Ne, šį kartą jie... tai, ta prasme... Tas pats. Coin, ok, option coin. Ar tai PCX'as, ar tai LVX'as, ar tai iš tikrųjų option coinas. Irgi tas pats Alibaba, viskas aišku, čia, ta prasme, čia nieko mandro jūs neišgalvosit, čia elementarus kripto skemas, kuris vyksta. Čianais rašo 4.30. Financial Crimes Enforcement, tas pats dokumentas, ta prasme, open image minutę. Man siunčiu. Anyway. MSB numeriukas. Numeriukas yra, man atrodo, gal net tas pats. MSB activities, OptoCoin vėl tas pats, Sloincoin, Zipcoin. Šita nuotrauka yra primena labai ir žmonių vaizdo įrašus, jeigu neklystu, pas Malinauską kėlė. Ar Malinauskas pats? Ne, Malinauskas pats vaizdo įrašą kėlė, kaip atrodo šita platforma, nes kažkoks vyrukas įsisukęs į šitą rodė, kaip atrodo, tai man lygiai taip pat atrodo. Kodėl man šitą neleidžiama? Kurio galo jie ateina. Bet Lietuvai pats svarbiausias PCX'as, LVX'as, OptoCoinas. Anyway.
Bet kaip matome, Silvexas jau metai egzistuoja. Pirmas skenas prieš metus buvo darytas kažkur, tai nors klausimas, kas čia buvo. Nu jo, prieš metus darytas ir jau jis buvo. Vėl, čionais yra 246 rezultai iš 100 rodomų. Tai tikėtina, kad iš čionai atminusavus duplikatus, ta prasme, tos pačius domeno pavadinimus, pavyzdžiui, ir su skirtingom galūnėm, .com, .pro, .net ir taip toliau, mes gautume kažkur apie 50-60 skirtingų domenų, kurie yra Ilvexo kopijos, vadinkime. Ar Ilvexas yra kažkieno kopija, anyway. Pasižiūrim, kas tas yra PCX'as. PCX, crypto exchanges, okay. Should you take legit or scam full breakdown? Žiūrim, Trust Pilotas. Okay. See all reviews. Companies scamming now. What? Companies scamming now. The company scamming now. Kompanija dabar scamina žmonės. 12 žmonių, kurie naudojo jos. Be jokios priežasties buvo užblokuoti. Ir multiple accounts. Kaip manot, kas artėja Lietuvai? Scam. Close the platform. April 16. Šiandien yra April 19, tai jūs įsivaizduoju. Bus greit užblokuota. Warning about facing newly introduced Ponzi scheme. Reuse the same wallet address. Įdomu, man šiaip iš tikrųjų niekada nesidisikapšiau, nes nenoriu registruotis, nors turiu įdomių accountų, pasižiūrėti, koks yra jų tikrasis kriptovalut adresas, paskui paanalizuoti tą, bet anyway. Nu, matom, čia jau PCX. Mes turim dar TechX. Kaip tas vadinasi, bet. Very organized scam. Be careful, scam. TechX addresses now. Okay. Pro, scam. Nu, 28 reviews, kas labai yra keista. Čia. Ponzi schema. Skaičiai, nu, ta prasme. Ponzi schema. Lietuvis. Ponzi schema. Esu, nežinau, Jūratė. Nu, tu Jūratė, baig. Baig, Jūratė, baig. Nes čia yra skemas. Mindaugas Vaičikauskas nebus šitas pats, kur darė video. Jolita Merfel, o dieve, tu manau, kad dronė. Na, aišku, aš suprantu, ta prasme, vyresnio amžiaus žmonės, jie nėra taip ne finansiškai išprusę, techniškai išprusę, negali pasigūglinti elementarių dalykų, bet, nu, come on. Nujunkit jūs loginį mąstymą, ta prasme, iš oro pinigai nesidaro, ateina vienas žmogus, paskui jūs ateinat, tas žmogus virš jūsų, tai būnė Ponzi schemai, gaus 110, jūs turėsit 90, ateis kitas žmogus, jūs tada turėsit 110 ir iš to žmogaus liks 80 eurų, tada vėl po ko kitas eisim, ta prasme, taip Ponzi schema vyksta, paskui iki galo, paskui paskutinis net neteis ir niekas nedaus pinigų. Star reviews are fake and trying to, nu taip, čia yra fake reviewsas arba jie tiesiog prašosi. I'm also a member of Chess Investment Group with all legal documents. Artūrai, aš noriu tiesiog tavo visus reviewsus pažiūrėti, ar tu daugiau kažkur skeminimų dalykų.
You can contact me on Discord. I'll answer all your questions to join this project. Garbage. Don't invest fake profit. Okay, fake project. Ponzi scheme. Nu, ta prasme, tu žiūrėk, seniai, tu investuoji šiaip jau į Ponzi schemą, tu jau investavęs į Ponzi schemą. Ir tu toliau šaipo kitais, kad Ponzi schemas, nors tu realiai Ponzi schemą ir dedi vis 5. Da pasižiūrėtų. Akytės, mano akytės. Pasižiūrėjom Levex, Telegram, pasižiūrėsim, kažkas yra. Levex kanalas. Telegram kanalą, tikiuosi man leis pasižiūrėti. Okay. Sveiki, prisijungti LV, kuris žada nenutrūkstamai grįžtamą gyvenimo, gavo su viena investicija ir duoda bonusus, pakviesti žmonės. Viskas, ką nori. Tai yra skelbiu.lt netgi turi tokius dalykus. Come on, skelbiu.lt. Suprantu, skelbiu. Čia biškidamiau. Toks netikėtas atradimas. NZFMA, the Financial Markets Authority of New Zealand. Čia bus toks įdomesnis. Has issued warning about investment scamming operation via WhatsApp message platform linked to entity name TXX, also known as Whalefall. Žiūrėkit. Livexas, TXX, kas? Naujosios Zelandijos Financial Market Authority. Lietuvai, kur Lietuvos bankas? Šiaip iš tikrųjų, šiaip pabaigai grįžtant, tai, ta prasme, man tai tiesiog yra gaila, kur Lietuvos institucijų darbas. Tikėtina, kad po Malinausko video, po Gintaro Pociūno video kažkiek jau pradės judėti reikalai. Aš kažkiek paliečiau, aš aišku, sėdėsiu šiandien, rytoj, visą infrastruktūrą įsitrauksiu, gal atrasiu dar daugiau domenų, nes čia, ta prasme, vaizdo įrašai tai labai daug reiktų laiko, kad viską surinkti. Bet kur Lietuvos banko darbas, kur bankų darbas, kur socialinių tinklų sklaidos, kur visi šie dalykai. Ta prasme, čia yra 100% skemas ir žmonės nėra informuojami, ir žmonės toliau investuoja, ir žmonės toliau pinigus praras. Tai pabaigai tiek.